Sveiki visi, vėl grįžtu su turgaus lobiais, antra dalis. Parodysiu vėl, ką nusipirkau gero, sakyčiau. O šiandien ką mes turim? Traxaso MX modelį. Fainas modeliukas. Biškai pasidomėjau apie jį, tai šitas naujesnis. Šitas yra išėjęs nuo 2007 metų. Pats pirmtakas yra išėjęs 2000 metais. Važiuoklė biškai silpnesnė buvo, bet taip pat turėjo 8 amortizatorius. Senasis MX-as, pats pirmas, kur ten 2000-aisiais išėjęs buvo, jis turėjo vieną vairo servą. Tai jau 2007 kaip išėjo šitas, jau matau yra 2 servos vairo, kas yra gerai, nes tikriausiai šitos didelius ratus reikia galios pasukti. 2000 metais, manau, nebuvo super duper kažkokių galingų servų. Gamintojai taisė savo klaidą, manau, ir dėjo 2 servas. Kas dar įdomesnio buvo tarp pačio pirmtako, to 2000 metais, kur buvo išėjęs, tai jisai jau vintažinis skaitos ir jisai turėjo 2 greičių dėžę. Tu ant pultelio galėdavai paspausti mygtuką, tuoj surasiu pultelį, parodysiu. Būdavo tokie pultai ir tu, kai pradedi važiuoti, būna pirmas bėgis, įsibėgėjai, meti antrą bėgį ir jisai pradeda greičiau važiuoti. Jo, buvo išleisti Nitro variantai, T-Maxai. Jie dar anksčiau buvo išleisti, bet neturiu aš tokio, tai nelabai aš apie juos žinau, bet žinau tiek, kad irgi buvo tik tai 2 greičių dėžė, bet jau automatinė. Pirmtako, kur 2000 metais buvo jau vintažinio elektronika, irgi buvo brushedo, jinai palaikydavo iki 14,4 voltų, tai šiais laikais palyginus su lipo baterijom, tai būtų kažkas tokio, kad 4S, tai jisai galėdavo važiuoti su 6 cėlių 2 akumuliatoriais, kas yra visai nemažai. Šitas naujesnis, kur jau 2007 išleistas yra, tai jis jau palaiko 16,8 volto. Domėjausi, kad čia galim jau ir lipo prie jo pajungti, kad jis ir brushedu, ir lipo važiuoja. Gaila, kad aš neturiu traksasiniam jungtim NIMH baterijų, tai su NIMH aš jo neišbandysiu. Bet ką aš turiu, tai turiu nusipirkęs perėjimus ir susilitavęs irgi tokius, kad galėčiau naudoti savo lipo baterijas. Tai va, yra lipo baterijos, 2 paduojesus. Pasibandom, šiaip dar nebuvau kieme, šio net išsinešęs pasivažinėti. Nenoriu, kol nėra kėbulo, nes man modeliai be kėbulo visai nesižiūri. Kol neturiu nudažyto kėbulo, tol aš nesinešiu, bet jau gera žinia, kad einu link kėbulo dažymo. Turim pultą, irgi Traxaso, bus kaip tik jam. Žiūrim, gyvybę rodo. Aišku, servos tos originalios, tai tokios irgi. Ne pačios vikriausios. Dar pakėlus, tai jos dar... Nu, bet jo. O šiaip tai ką, jisai nieko daiktoks. Jam trūksta ko? Trūksta kėbulo, o kėbulą aš jau turiu nupirkęs, tuoj parodysiu. Jisai yra nedažytas. Gal ir gerai, nes aš pats jį noriu kaip ir nusidažyti, o biškį kinuosiu dažyti kažkaip gražiau. Tos kėbulus ne tik vieną spalvą. Tai va, kėbulas bus toks. Netgi turiu pasidaręs jau kelis poroštukus, kaip čia bus, bet noriu daryti, kad būtų ugnis tokios, visai turėtų gražiai atrodyti. Ant kapoto irgi, kad būtų ugnis ir dėl bagažinės tik neapsisprendžiu. Ugnelę tokią irgi, kad būtų. Arba mačiau, kad irgi visai faina būtų tokį smailą padaryti irgi su skirtingom spalvom. Visai nieko atrodytų. Toks biškai gal custom kėbuliukas būtų. Reiks ką padaryti. Reikės apsikliuoti visą kėbulą, reikės nusipaišyti, apsikliuoti, išsipjauti su peiliuku, visas tas ugnelės. Tai pirmą kartą darysiu. Tikiuosi, kad nieko nepagadinsiu. Bet jei pagadinsiu, tai nieko tokio. Visą laiką galim nusipirkti dar vieną kėbulą. Tai va, darbas toks būtų. Nusidažyti kėbulą, užsidėti jį ir važinėtis, džiaugtis modeliu. Gal nefilmuosiu aš kaip tenais bandau jį išpjaustyti. Gal parodysiu jau galutinį variantą, kas gavos, kas nesigavo, kur tenais prichaltūrinau, kaip sakant. Einu darau ir susitiksim, kai jau bus viskas nudažyta ir tikriausiai važinėsiu su juo. Sveiki, dar kartą grįžtu su MX-u. Nudažiau kėbulą su tokiom ugnelėm. Šiaip realiai pirmą kartą dažiau su tokiais raštais, kad būtų kažkas tai perėjimas spalvų. Tai visai neblogai gavosi. Tai rezumė jis atrodo toks. Visai fainas modelis. Biškį pasivažinėsim, pasižiūrėsim, ką jis gali.
Офигенно, сен.